Sveiki, sveiki. Taigi, ar kada nors pagalvojat, kad kiekvienas jūsų paimtas ir padarytas žingsnis, kiekvienas paimtas, nuspręstas toks decisionas, sprendimas yra pats geriausias, ką jūs galėjot padaryti tuo metu? Jūs galėtumėt dabar pasakyti, o tikrai paimti ir surūkyti cigaretę yra gerai, kai to aš žinau, kad nelabai noriu. Bet aš tiesiog negalėjau atsispirti, aš negalėjau paimti, sugalvoti ko nors kito geresnio, aš negalėjau paimti ir tiesiog to nedaryti, nes aš tiesiog negalėjau tuo metu. Tai kaip ir atsako netgi patį klausimą, jūs jaučiat, tu tiesiog žinojai, kad kas yra priklausomybė. Priklausomybė yra toks dalykas, priklausomybė dažniausiai būna tiesiog čiulptukas. Kaip mažam vaikui tas pacifieris, čiulptukas yra, čiulptukas, jis tiesiog leidžia pasijusti jam geriau, ten kažką simuliuoja, nežinau kaip ten jis veikia, bet vienu žodžiu, jum kokia nors priklausomybė yra tas čiulptukas ir jūsų mąstysenai, jūsų galvai tuo metu atrodė lyg paimti tą čiulptuką yra geriausias variantas, negu kad jum atnešti į galvą skausmų. Nes jūs tuo metu gal nenorėjot, gal dar kažką turėjot galvoj, dar panašiai, jis tiesiog paima, overtakina tą mąstyseną ir tada žiūri, kad rūkai, žiūri, kad nelabai nori tą daryti, bet tu vis tiek rūkai. Tai taip ir gaunasi, bet tai čia, jūs suprantat, smegenys vis tiek bandė sumąstyti patį geriausią būdą, kaip su visko kaupintis. Ir, ką, ar dabar bausi, kad nori geriau tam? Ne. Ką, ir tiek. Ir tada paėmi, pagalvoji, kad kitą kartą gal to nebedarysiu, panašiai. Ir tada tu bandai padaryti kitą judesį patį geriausią tau irgi. Ir va taip einasi tiesiog visas gyvenimas. Atrodo, lyg čia kažką blogai darai, dar kažką, bet iš tikrųjų visi jūsų paimti padaryti poelgiai yra pats geriausias dalykas, ką jūsų galva sugalvojo tuo momentu. Ir viskas. Daugiau nieko nereikia apie tai sakyti, daugiau nieko nereikia apie tai mąstyti giliau. Reikia tiesiog galvoti ir paleisti tai.